Labas. Šį kartą papasakosiu apie tai, kaip vienoje žemės rutulio pusėje investuojami šimtai milijardų į dirbtinį intelektą, o kitoje pusėje dėl šios technologijos žmonės darbus praras. Taip pat aptarsime didžiausią istorijoje kriptovagystę. Pasižiūrėsim, kokios problemos kamuoja BMW ir kodėl lietuviams gali tekti plačiau atverti pinigines. Per artimiausius 4 metus Apple žada įspūdingą plėtrą. Panašu, kad Donaldo Trumpo tikslai raginimas įmonėms perkelti gamybą į JAV veikia. Technologijų gigantė Apple paskelbė apie savo didžiausią istorijoje investicijų planą Amerikoje. Per 4 metus bendrovė investuos daugiau kaip $500 milijardų ir sukurs apie 20 000 naujų darbo vietų. Daugiausiai žmonės bus įdarbinami mokslinių tyrimų ir plėtros, silicio inžinerijos, programinės įrangos kūrimo, dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi srityse. 2026-aisiais Houstone bus atidaryta nauja gamykla, kurioje bus surenkami serveriai atliekantys svarbų vaidmenį dirbtinio intelekto technologijų plėtroje, vystant vieną iš bendrovės produktų Apple Intelligence. Dar svarstoma Detroite įsteigti gamybos akademiją, kuri padėtų įmonėms pereiti prie pažangiosios gamybos. Apple vadovas Timas Kukas pabrėžė, kad šios investicijos tai įrodymas, jog bendrovė tiki JAV inovacijų ateitimi ir didžiuojasi galėdama vykdyti plėtrą šiose valstybėse. Apple šiuo metu yra vertingiausia pasaulio kompanija. Jos vertė siekia daugiau nei $3,7 trilijonus. Iki šiol jokia kompanija istorijoje nėra pasiekusi 4 trilijonų žymos. Bet yra, kas dirbtinio intelekto tikrai nekęs. Ir tai darbuotojai, kurie dėl šios technologijos neteks darbo. O tokių jau yra ir tokių dar tikėtina bus. DBS Group, didžiausias Pietryčių Azijos bankas, pranešė, kad per 3 metus planuoja atleisti apie 4000 darbuotojų, kurie turi laikinas ar sutartines darbo vietas. Šiuo metu banke yra apie 8–9 tūkstančiai tokių darbuotojų. Atleidimų priežastis? Vis daugiau funkcijų perima dirbtinis intelektas, o ši technologija diegiama visose įmonės srityse. Tiesa, banko atstovai pranešė, kad nuolatiniai darbuotojai neturėtų nerimauti. Jų pokyčiai, sako, nepalies. Beje, kovo pabaigoje iš pareigų pasitrauks ir banko vadovas. Tačiau jį pakeis ne dirbtinis intelektas, o dabartinis pavaduotojas. Analitikai skaičiuoja, kad per artimiausius 3–5 metus pasauliniai bankai gali atsisakyti maždaug 200 000 darbo vietų, nes dirbtinis intelektas paprasčiausiai perima žmonių atliekamas funkcijas. O jūs, ar baiminatės, kad dėl dirbtinio intelekto galite prarasti darbą? Ar jūsų darbas toks, kad joks dirbtinis intelektas ten neprasiverš? Parašykit komentaruose. Tik nesenai pasakojau, kad įvairūs rodikliai rodo, jog Lietuvoje gyvenimas geras. Bet panašu, kad negalima sakyti op neperšokus griovio. Ekonomistai jau anksčiau sakė, kad infliacijos pastiprėjimas buvo tikėtinas, tačiau metų pradžioje viršijo lūkesčius ir šiems metams teks didinti infliacijos prognozes. Praėjusį mėnesį metinė infliacija siekia daugiau nei 3,5%. Ir daugiausiai buvo nulemta padidėjusių akcizų degalams, minimalios algos kilimo ir didesnės energijos kainos. O LRT praneša, kad besiartinančią infliacijos bangą visi. Mat prekybos tinklai jau sulaukė tiekėjų pranešimo apie artėjantį kainų kilimą. Pavyzdžiui, Norfa savininkas Dainius Dundulis prognozuoja, kad per artimiausius porą mėnesių pabrangs beveik visi maisto produktai. Gal apie kitus metus kalbėti dar kiek ankstoka, bet prekybos įmonių asociacijos direktorė Rūta Vainienė sako, kad kitąmet bus dar brangiau, nes keisis važiavimo keliais apmokestinimas, o prekių vežimo kaštai dėl to išaugs 20 kartų. Kur tai nuguls? Greičiausiai ant vartotojų pečių. Gal kažkaip padės maisto taryba, kuri jau spėjo susirinkti į pirmą posėdį. Taryba žada užsiimti maisto grandinės analizę ir aiškintis, ar nereikia kokių nors grandinės dalių, kurios gauna nepagristai didelį pelną. Žodžiu, pažiūrėsim, kaip bus, bet dabar peršasi išvada, kad gyvenam gerai, bet prabangiai. O šiaip jau, jeigu nori gyventi gerai, ramiai ir be streso, tai pirmiausia reikia mokėti tvarkyti su savo pinigais. Neištaiškyti viską iki paskutinio cento ir nerimauti nuo algos iki algos, bet turėti finansinę pagalbę, kurią esant reikalui gali panaudoti. O net ir nepanaudodamas jos, bet žinodamas, kad ji yra, tikrai jausies ramiau. Klausimai ir abejonės dėl kriptovaliutų ir jų saugumo gaus peno naujoms diskusijoms. Viena populiariausių kriptovaliutų prekybos platformų, Bybit, pranešė apie rekordinę vagystę. Įsilaužę į bendrovę programišiai pavogė skaitmeninių valiutų už $1,5 milijardo.
Tai yra didžiausia istorijoje fiksuota kriptovagystė. Pranešama, kad buvo įsilaužta į Ethereum piniginę ir užvaldytos kriptovaliutos pervestos į keliasdešimt piniginių, kurios vėliau pradėtos tuštinti. Tiesa, Bybit tikina vartotojus, kad jų lėšos yra saugios, o nuostolius, jeigu tokių bus, padengs pati bendrovė iš savo resursų arba pasiskolinus iš partnerių. Bendrovė sako turinti turto už maždaug 20 milijardų dolerių. Bybit taip pat pasiūlė 10% premiją nuo pavogtos sumos tiems, kas padės atgauti kriptovaliutą. Tai reiškia, kad premija galėtų siekti apie 140–150 milijonų dolerių. Po incidento Ethereum kaina nukrito maždaug 4%, krito ir bitkoinas. Ši vagystė viršija ankstesnį rekordą, kai buvo pavogta kriptovaliutų už 620 milijonų dolerių. Šiaip net baisu būtų pagalvoti, kad kas nors, pavyzdžiui, sukišo visą savo santaupas vieną kriptovaliutą ir tada bam paaiškėjo, kad tų pinigų nebėra. Taigi ne tik nagus, bet ir visus pirštus galim nusigriaužti. Kita vertus, čia turbūt būtų gera pamoka, kaip reikėtų elgtis su pinigais, kad nereik visko vienoj piniginiai laikyti, kad diversifikuoti reikia. Ir panašiai. Aš čia tik tokius hipotetinius scenarijus dėlioju, bet Lietuvoje iš tikrųjų turim problemų su finansiniu raštingumu. Norim prisidėti prie situacijos gerinimo, todėl kviečiu ateiti pasikalbėti apie finansų valdymą. Pirmiausia, atlik testą, jo nuorodą rasi video aprašyme. Testas parodys tavo finansinio raštingumo lygį, o tada registruokis į konsultaciją. Liaudiškai kalbant, Amazon pirmą kartą istorijoje padėjo į vietą Walmart pagal ketvirčio pajamas. Amazon pranešė per ketvirtą ketvirtį sugeneravusi beveik 188 milijardus dolerių pajamų, o Walmart per tą patį laikotarpį gavo kiek daugiau nei 180 milijardų. Tai yra pirmas kartas nuo 2012 metų, kai didžiausias mažmeninės prekybos tinklas pasaulyje pagal ketvirčio pajamas užleidžia į priekį kitą verslą. Tiesa, prieš Amazon Walmart vis dar pirmauja metinėse pajamose. Prognozuojama, kad šiemet prekybininkai pasieks beveik 709 milijardus dolerių pajamų, o Amazon apie 701 milijardą. Kompanijos vertės lenktynėse Jeffo Bezoso gigantė yra gerokai atitrūkusi. Amazon patenka tarp 5 vertingiausių pasaulio kompanijų, o jos vertė viršija 2 trilijonus. Walmartas įsipaišęs į 15-tuką, bet kompanijos vertė šiuo metu nesiekia net 800 milijardų. Maisto pristatymo rinką drebina pokyčiai. Auga, sako naujas gigantas. Taip trimituoja žiniasklaida ir nebereikalo. Viena didžiausių maisto pristatymo įmonių Europoje Just Eat Takeaway ruošiasi įsigyti Olandijos investicijų bendrovę Prosus už 4 milijardus eurų. Prosus nėra nauji žaidėjai maisto pristatymo rinkoje. Jie turi ir kitų maisto pristatymo bendrovių akcijų, tokių kaip Delivery Hero, taip pat Kinijos prekybos platformos Meitan ar Indijos Swiggy. Pasak Prosus, šis įsigijimas sukurs papildomų verčių tiek klientams, tiek ir visoms kitoms suinteresuotoms grupėms. Maisto pristatymo bendrovė pastaruoju laikotarpiu išgyvena ne pačius geriausius laikus. Įgyvendintos didelės išlaidų mažinimo priemonės. Atleista apie 2000 darbuotojų. Pasitraukta iš Londono akcijų biržos siekiant sumažinti augančius kaštus. Tačiau pranešus apie sandorį, Just Eat Takeaway akcijos šovė į viršų beveik 55% ir pasiekė naujas 52 savaičių aukštumas. BMW pranešė atidedanti elektrinių mini automobilių gamybos pradžią Oksfordo gamykloje. Bent jau kol kas stabdomos 600 milijonų svarų investicijos ir atsisakoma 60 milijonų vyriausybės dotacijos. 2023-aisiais automobilių gamintoja pranešė investuosinti 100 milijonų, kad jos gamykla galėtų pradėti gaminti naujos kartos elektrinius mini modelius. Gamybą pradedant 2026-aisiais. Tačiau planus jaukia neapibrėžtumas automobilių pramonėje. Elektromobilių pardavimų augimas lėtesnis nei tikėtasi, o tai veikia gamybos strategijas. Be to planus maišo galimi JAV tarifai, kuriuos amerikiečiai nori įvesti automobilių importui. Tiesa, tai nereiškia, kad BMW norai visiškai sužlugs. Šiandien laidoje tiek. Ačiū, kad žiūrit. Jei jums patinka mūsų kuriamas turinys, nepasikuklinkit, pasubscribinti kanalui ir vieną kitą like paspausti ar komentarą palikti. Pasimatom kitą savaitę.